Kol kas bando žudyti ten estų vartininką Lietuvos ledo ritulininkai ir yra Edgaras Kvočenka. Pirmasis įvartis, 1-0. Sunku, aišku, sunku. Įvartis. Ir įvartis. Na. Tai dar ne viskas. Dar pažiūrėkit, dar keturiese žaisim dar. Dar taip. Vėlgi šansas ir 2-1. Donatas Vyta 2-1. Gerinti, bet šiandien prieš štai šį varžovą reikėtų laimėti ir turime dar vieną įvartį. Markas Kalejnikovas. Ir praleidžiame lygioje vietoje. Puolimo trejetą ir šansas. Ilja Četvirtakas pabėga vienas prieš vartus ir įvartį. Ilja Četvirtakas 4-2. Kažkokių papildomų dividendų Lietuvos komandai tai nedavė. Bogdziulis perdavimas ir puikus įvartis. Puikus įvartis dar puikesnis šventimas. Taip. Turbūt grįžtų į rungtynes. 5-2 yra daug, 5-3 jau nebebūtų. Tiek daug, bet kuriuo atveju. Ir 5-3 yra. Kalejnikovas ir Emilijus Prakauskas ant ledo puolėjų pozicijoje ir štai taip pirmą sekundę. Matot. 16 estų komandos numeris Jegoras Čiu, 5-4 Lietuva priekyje šiose rungtynėse. Baruškas smūgiuoja. Lieka su Lietuvos komanda ir Ilja Četvirtakas duobė. Antrasis Ilijos Četvirtako įvartis, ko gero kalbame apie jį kaip apie vieną realiausių pretendentų būti pripažintam geriausių rungtynių žaidėjų. Taip, pažiūrėkit, kokie svarbus atkuliai. Ir aišku, norėtųsi, kad tų tokių klaidų būtų mažiau. Va, čia irgi ledo ritulys turbūt. Taip, vienas iš ledo ritulio pamatė. Šito nereikėjo, tos provokacijos, be abejo. Donatas Vyta ten įsiveda į muštynės. Diskvalifikacinė turbūt iki rungtynių pabaigos. Pažiūrėsim, kad teisėjas nuspręs. Jeigu taip, tai labai blogai. Skaitau, turim kentėti, nepasiduoti. Nebuvo naudos iš tuo veiksmu. Prieš kursą. Įmetimą laimi estai ir tai yra dar vienas šansas jiems ir 6-5. Ir 8 sekundės. 8 sekundės iki rungtynių pabaigos.